Sveiki. Šiandieną noriu su jumis pasikalbėti apie vieną knygą, du žmonės ir vieną renginį. Mano rankose yra Viktoro Emilio Franklio Žmogus ieško prasmės. Tikiu, kad šitą knygą daug iš jūsų yra skaitę, arba bent jau girdėję apie ją. Kas dar neskaitėte, tikrai rekomenduočiau. Man vienas labiausiai įsiminusių pristatymų apie šitą knygą yra toks, ji laikoma penketuke didžiausią įtaką padariusių knygų amerikiečiams per praeitą šimtmetį. Bet Viktoras Franklis mums paliko ne tik tai knygas, bet ir ištisą psichoterapijos mokyklą, vadinamąją trečiąją Austrijos psichoterapijos mokyklą, logoterapiją. Ir kalbant apie logoterapiją, aš noriu paminėti dar vieną žmogų. Daktarą Stefaną Pik iš Hamburgo, kuris atvyksta į Klaipėdą. Ir spalio 10-12 dienomis ves 3 dienų seminarą, būtent logoterapijos seminarą Klaipėdoje. Aš labai kviečiu į šitą seminarą, registruokitės ir tikiuosi iki greito pasimatymo.